Labą dieną. Labą rytą. Šiandien mes pagaminsime gedulingai vendetą sumuštinį. Tai mes panaudosime šiandieną, taip, nesuklysiu, pasitikrinau ar nesuklystu, fontiną saliamį ir felino sūrį. Tai pagrindiniai grinai itališki ingredientai, kuriuos pirkome vyninėje. Taip pat mes naudosime baziliką, artišokus ir agurką. Dėl to, kad jisai pailgas ir traškus. Taip pat be abejo itališką cebatą. Kągi, pradėsime nuo duonelės. Imame duonelę. Paliksime didesnį gabalėlį. Štai. Ir susirinkame salamį. Oi. Jums kadangi iš karto papjaustė. Toksai birus. Kągi, išsirinkame pačius gražiausius gabalėlius. Kaip sakoma, bet kokioj geros rūšies dešroje turi būti šiek tiek ir arklienos. Manau, prisimenate pirmąjį krikštatėvį ir arklio galvą lovoje. Taigi, sodriai uždedame mėsos. Saliamį. Pasipjaustysime iš karto sūrį. Nedidelis gabalėlis. Jis kadangi nėra ypatingai kibus, nėra didelio skirtumo, kada įdėsime. Ar dabar, ar vėliau. Bet, kaip sakome, visos žolelės visą laiką yra dedamos vėliausiai. Kągi, artišokai. Jų skonis panašus į marinuotų grybų, jeigu kam teko ragauti. Jeigu ne, tai pabandykit. Tikrai visai įdomus skonis, lengva rūgštelė. Taigi, palyginame. Beje, šis sumuštinis, nesvarbu, kad mes jo šįsyk nekepsime, bet puikus jo skonis ir iškepus. Šis sūris, būtent fontinas sūris, jisai gali lydytis ir išsilydo. Kitaip negu įvairūs kietieji sūriai. Taigi, šitą padėkosime. Toliau agurkai. Operatorius irgi stebėjosi, kaip man pavyko taip juos išpjaustyti, bet pasipraktikavę, aš manau, atrasti būdą. Taigi, agurkai ir šiek tiek pasmulkinto baziliko. Pasismulkinsime stambiai, mums nėra skirtumo, mes jį mėgstame. Galima be abejo naudoti ir džiovintą, bet jisai būna, kad pasiliekant dantų ir šviesos darosi sudėtinga. Ypatingai, jeigu didelė kompanija ir daug priešingos lyties atstovų. Arba tos pačios lyties atstovų. Kaip sakoma, Italija liberali šalis, o mes esame laimingi galėdami iš jų mokytis gaminti sumuštinius. Skanaus! Thank you.